Lietuvos kūno kultūros akademijos krepšininkai namuose 80-104 nusileido Kauno technologijos universiteto studentams. Jau nuo pat susitikimo pradžios technologai pabėgo į priekį. Po pirmojo kėlinio jau buvo akivaizdu, kas rungtynėse iškovos pergalę, nes praėjusių metų vicečempionų persvara siekė 20 taškų. Antroji susitikimo dalis tebuvo formalumas. KTU ekipoje prie pergalės daugiausiai prisidėjo Edgaras Stanionis, pelnęs 31 tašką, 19 pridėjo Mindaugas Mackevičius, 19 Deividas Baika. LKK komandoje 26 taškus pelnė Raimondas Matutis, 16 Šarūnas Vingelis. Po šios pergalės KTU ekipa pakilo laipteliu aukščiau į 8-ąją poziciją, o LKK smuktelėjo į 5-ąją turnyrinės lentelės vietą. Kitose rungtynėse vienvaldžio turnyrinės lentelės lyderio poziciją susigrąžino Lietuvos edukologijos universitetas. Pastarieji išvykos rungtynėse tik po permainingos kovos 90-81 įveikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus. Į antrąją LSKL turnyrinės lentelės vietą pakilo Šiaulių universiteto krepšininkai, kurie savo aikštelėje po atkaklios kovos 80-75 nugalėjo Klaipėdos universiteto studentus. Daugkartiniai LSKL čempionai Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai tik po itin atkaklios ir įtemptos kovos išvykos rungtynėse 85-81 nugalėjo Mykolo Riomerio universiteto atstovus. Vilniaus universiteto krepšininkai namuose 78-60 palaužė kol kas šį sezoną be pergalių žygiuojančius Aleksandro Stulginskio universiteto atstovus.